kai jums atėjo kažkokia idėja, vadinasi, jūs turite tam potencialo tai įvykdyti ir tai padaryti. Tik reikia nelaukti, reikia nepasiduoti baimėms, nepradėti savęs analizuoti ir galvoti, aš čia gal neverta, aš gal čia per mažai žinau, aš gal per mažai darau. Tas anas, einate ir darote taip, kaip galite geriausiai. O kai pradedi daryti veiksmas po veiksmo, žiūrėk, visą tai pasiekia. Jeigu pasiduosite baimėms, baimės iš jūsų tą energiją atims ir išsklaidys ir jūs nieko nebepadarysite. Jeigu tik davė impulsą jums visą tą, tai einate ir darote. Netaškykite energijos, nepasakokite savo idėjų, tikslų, nepasakokite aplinkiniams. Visą tą energiją, kurią gavote iš viršaus, pasilikite savo ir su tuo tikslu eikite ir darykite. Nes kiekvieną kartą jūs papasakodami, jūs išsklaidote savo tą potencialą, savo energiją. Visą tai laikykite savyje. Galbūt galite šiek tiek tik pasitarti su artimiausiu savo žmogumi, patikimu žmogumi. Bet neįsklaidykite savo potencialą į šalis ir neišdalinkite savo energijos. Gavote impulsą, eikite ir darykite ir pamatysite, jums pavyks.